46 raktas. Sėkmės mokslas. Kartais geriausias būdas, ką nors apibūdinti, yra istorija. Tiesą sakant, tai ne tiek istorija, kiek senovinio archetipo aprašymas. Jos centre lietaus kūrėjas, burtininkas, kurio unikali dovana magiškai paveikti vietinius orus ir sukelti lietų. Senovėje, o daug kur ir šiandieną, kai regionas patirdavo ilgalaikę sausrą, vietiniai gyventojai kviesdavo lietaus meistrą. Mūsų pasakojime lietaus kūrėjas yra mažas senukas ir kai jis atvyksta į kaimą, jam pasiūloma viskas, ko reikia. Juk nuo jo sėkmės priklauso būsimas kaimo gyventojų ir jų šeimų gyvenimas. Be lietaus derliaus neužaugs ir nebus ko valgyti. Tačiau lietaus kūrėjas sako, kad viskas, ko jam reikia, yra namelis, kuriame galėtų miegoti ir kad kelias dienas būtų paliktas vienas. Gerai žinodamas, kad kiekvieną jo žingsnį stebi smalsūs kaimyno gyventojai, senolis pradeda ruošti savo atributiką, kad ir kokia ji būtų. Galbūt kokį nors keistai atrodantį prietaisą arba aukas atitinkamiems dievams. Kai kurie lietaus kūrėjai tiesiog dingsta savo namelyje ir laukia, atrodydami visiškai nieko neveikiantis. Po kelių dienų pradės lyti. Kaimo gyventojai gyrė jį ir jo stebuklingas galias. Jo reputacija auga, nes kur tik jis nueina, visur jis sukelia lietų. Tačiau nepaisant to, kad jo šlovė toli siekia, mūsų lietaus kūrėjas turi didelę paslaptį, kurią žino tik jis pats. Jis žino, kad iš tikrųjų neturi jokių ypatingų galių valdyti orus. Jo paslaptis yra ta, kad jis atrodo savo tikrąją gyvenimo paskirtį. Jis yra lietaus kūrėjas. Ir kad ir kur jis eitų, visur, kur tik jis nueina, lyja. Jis nesukuria lietaus, jis tiesiog yra nusiteikęs stebėti vietas, kuriuose tuoj ims lyti. Todėl jam nereikia nieko daryti, tik pasirodyti ten, kur jam norisi eiti. Šioje paprastoje istorijoje telpa visa, kas nuostabaus 46 genų rakte ir tikroji viso šio kūrinio prasmė. Jūsų DNR viduje slypi jūsų aukštesnis gyvenimo tikslas, o kai tą aukštesnį tikslą atrandate, viską jums nustato dieviškosios malonės dvasia. 46 genų rakto šešėlio archetipas yra rimtumas. Rimtumas yra labiausiai paplitusi iš visų mūsų planetos ligų ir pagrindinė daugelio nelaimių priežastis. Kai gyvenate iš šio šešėlio, kad ir kur eitumėte, virš galvos nešiojatės juodą debesį. Atrodo, kad visada lyja, tada, kai to nenorite, nes nesate sinchronizuoti su visuma. Kai pernelyg susitelkiate į ateitį arba į praeitį, susikuriate savo kliūčių. Rimtumas – tai nerimauti, tikėtis ar norėti, kad gyvenimas būtų kitoks, nei yra dabar. Rimtumas atitolina jūs nuo gyvenimo ir meilės ir nukreipia į kontrolės ir atsiskyrimo problemas. Konkrečiai 46 genų raktas susijęs su pirmuoju 7 metų ciklu, kuriuo metu visi jūsų šešėlių modeliai yra įjungti į jūsų fizinę struktūrą, laikyseną, kvėpavimo būdas ir santykis su fiziniu pasauliu per prisilietimus. Deikui reikia 7 metų, kad visiškai įsikūnytų fizinėme plane. Per šį laikotarpį tam tikri genai įjungiami, o kiti genai išjungiami. Taigi visi būsimi jūsų fizinės sveikatos modeliai susiformuoja ankstyvaisiais metais. Gyvendami be žinių ar atminties apie aukštesniųjų lygmenų meilę, galite į gyvenimą žiūrėti pernelyg rimtai.
Nepriklausomai nuo jūsų fizinių aplinkybių šiuo laikotarpiu, jūsų būsimasis gyvenimas formuojasi iš aplinkinių žmonių dažnių lauko ir to, kaip jie elgiasi su gyvenimu. Didžiausia dovana, kurią kas nors gali padovanoti vaikui, yra mylintis, taktiškas ir doras auklėjimas. Tėvams tenka didžiulė atsakomybė, nes tai yra tėvai, globėjai ar mokytojai, kurie sukuria gyvą aurą, į kurią įsikūnija vaikas. Kai vaikas per savo fizinę aurą sužino, kad gyvenimas yra saugus ir mylintis, jo kūnas atsipalaiduoja į natūralią vidinę harmoniją. Daugelis žmonių nesuvokia, kad saugus turi jaustis kūnas, o ne protas. Beveik visas žmogaus sveikatos problemas galima sieti su šiuo pirminiu imprintingo laikotarpiu. Kai tėvai nesugeba pasitikėti savimi, jie pradeda pernelyg rimtai žiūrėti į gyvenimą ir šį dažnį perduoda į vaiko aurą. Kaip 46 siddhis leidžia jums įžengti į ekstazės lauką, taip 46 šešėlis reikalauja, kad gyventumėte agonijos lauke. Esant žemiems dažniams, gyvenate taip, tarsi būtumėte panirę į materiją, negalėdami naudotis dvasios džiaugsmais ir grožybėmis. Gyvendami be žinių ar atminties apie aukštesniųjų planų meilę, galite tik pernelyg rimtai žiūrėti į gyvenimą. Yra net tokių, kurie į dvasinį kelią žiūri pernelyg rimtai. Ir kad ir kokie įspūdingi būtų jų pasiekimai, iš jų veidų matyti, kad jiems trūksta tikrojo spindesio, kurį suteikia lengvesnis, nerūpestingesnis gyvenimas. Kaip matėte, 46 šešėlis užprogramuoja, kaip jūsų kūnas jaučiasi per tai, kaip jūsų tėvai jautėsi savo kūne. Jei jūsų tėvai nebuvo tvirtai įsitvirtinę meilę savo dvasioje, jie negalėjo neperkelti savo rimtumo ant jūsų vaikystėje. Žemo dažnio tėvų auklėjimas visada susijęs su sąlygojimu per kontrolę, nesvarbu, sąmoninga ar nesąmoninga. Mes norime, kad jūsų vaikai būtų laimingi, bet patys nemokame būti laimingi. Tiesą sakant, mūsų vaikų laisvė ir spontaniškumas nuolat primena ant mūsų pečių sąlygiškumo ir nelaimingumo gylį. Tai viena iš priežasčių, kodėl šiuolaikiniams tėvams taip sunku būti tėvais. Jie pamiršo, kaip būti laimingais savo kūno gelmėse. Tiesą sakant, jie pamiršo, kaip žaisti. Nuostabaus gyvenimo formulė tokia paprasta. Elkitės atsargiai ir nesirūpinkite tiek daug. Gyvenimas nuves jūs ten, kur nori. Tačiau mes žmonės esame linkę gyventi mintise, o ne kiekvienoje dabarties akimirkoje. O mūsų mintis visada gyvena laike. Mums genetiškai užkoduota būti pernelyg rimtiems. Kaip sakoma, nežinojimas nėra palaima. Nežinojimą demonstruojame tik tada, kai pernelyg rimtai žiūrime į savo gyvenimą. Nepasitikime gyvenimu, bet stengiamės sąmoningai kontroliuoti su mumis vykstančius įvykius. Būtent nežinojimas, koks yra lengvas iš tikrųjų yra gyvenimas, neleidžia mums mėgautis vaisiais. Keturiasdešimt rakto represyvusis pobūdis – frigidiškas. Visos represyvios prigimtys yra vienaip ar kitaip užšaldytos. Frigidiškumas čia vartojamas ne tiek seksualinė prasme, kiek platesnėme kontekste, apibūdinant jausmingumo užšalimą. Tokie žmonės slepiasi nuo gyvenimo bijodami savo kūno. Jei nemėgstate savo kūno, jūsų gyvybinė energija tampa rūgšti. Tokie žmonės praranda ryšį su gyvenimo sultingumu. Tai atsispindi jų gyvenimo būde, drabužiuose ir ypač veiduose, kuriuose baimė pasireiškia nuolat suspausta veido išraiška.
Kai tokie žmonės pradeda mėgautis buvimu savo kūne grožiu, užuot nerimavę dėl to, kaip jie atrodo, jie išsilaisvina giliai savyje paslėptą vidinę šilumą ir visa jų esybė pradeda atšilti. Reaktyvus pobūdis – lengvabūdiškumas. Lengvabūdiškumas yra perdėta reakcija į rimtumą. Tokie žmonės apsimeta, kad iš tikrųjų džiaugiasi gyvenimu ir iš šalies atrodo, kad jie nieko nežiūri rimtai. Tačiau jei praskleisite tokio žmogaus paviršių, netrukus pamatysite, kad iš tikrųjų jis labai emociškai reaguoja ir slepia didžiulį pyktį. Šis pyktis anksčiau ar vėliau sprogs, nes šie žmonės nori būti laikomi lengvabūdžiais, atsipalaidavusiais ir linksmais. Kai šis fasadas sudūžta, dažniausiai tada, kai kas nors su jais atvirai pasikalba, jie atskleidžia, kaip žiauriai rimtai jie iš tikrųjų žiūri į gyvenimą. Lengvabūdiškumas bėga nuo tiesos ir tokie žmonės paprastai tai atspindi savo santykiuose, kurie paprastai būna trumpalaikiai ir gausūs. 46 dovana – malonumas. Norint ištrūkti iš žemo rimtumo dažnio, reikia vienos paprastos savybės – pritarimo. Kad priimtumėte ką nors apie save, pirmiausia turite išeiti iš savo nežinojimo ir tai pripažinti. Priėmimas prilygsta nuosavybei, kuri veda į džiaugsmą. Malonumas – tai laisvės jausmas, atsirandantis įvertinus buvimą gyvu turtingumą. Ši dovana susijusi su gyvybės pojūčiu, materijos srityje. Juokinga, kad mūsų angliškas žodis materija yra susietas su posūkiu. Tai svarbu arba nesvarbu, nes būtent tuo ir grindžiama malonumo dovana. Prigimtiniu supratimu, kad niekas, išskyrus gyvenimą ir meilę, nėra svarbu. Esant aukštesniems dažniams, jūsų požiūris į gyvenimą tampa daug lengvesnis. Nesvarbu, kokios aplinkybės susiklostytų, galite jas priimti ir pripažinti kaip malonės dalį. Kitaip tariant, kai gyvenime jums kas nors parodoma, kai tai pamatote ir paleidžiate, turite daugiau energijos, kurią galite džiaugtis. Šio geno rakto supratimas yra labai svarbus, kad suprastumėte pačią 64 genų raktų esmę. Prie šio perdavimo turite prieiti lengvai, leisdami jam magiškai įsiskverbti į jūsų DNR labirintus. Jei į jį žiūrėsite ne taip rimtai ir išliksite atviros širdies bei atviri, galite patys patirti malonumą, kai jis sklis vis giliau ir giliau į jūsų gyvenimą. Sėkmė – tai kas nutinka, kai nustoji kištis į gyvenimą. Kiekviena iš 64 dovanų simbolizuoja skirtingą genijaus rūšį, o žmonės, kurių holografinėme profilyje yra 46 dovana, neįtikėtinai sklandžiai juda pasaulyje. Atrodo, kad jie genialiai sugeba atsidurti reikiamoje vietoje, reikiamu metu. Todėl kiti dažnai juos laiko laimingais. Tačiau tik nedaugelis žmonių iš tikrųjų supranta, kas yra sėkmė. Kaip ir ankstesnėje mūsų istorijoje apie lietaus gamintoją, sėkmė yra tai, kas nutinka, kai nustojate kištis į gyvenimą. Sėkmė – tai gamtos būdas pasakyti jums, kad esate darnoje su visuma. 46 dovana taip pat yra atsitiktinumo dovana, leidžianti, kad sėkmė jūs aplankytų. Ir vis dėlto tai gali įvykti tik tada, kai jūsų požiūris tampa lengvesnis ir mažiau griebiamas. Kai sutinkate žmogų, kurio dažnumas pakilo iki jo dovanos lygio, jis visada kažkuo stebina.
46 dovanos atveju jie pasižymi neįprastu gebėjimu pamiršti praeitį ir naršyti dabarties akimirką. Tai žmonės, kurie niekada gyvenime neturi jokių rūpesčių ir tai sukuria apčiuopiamą magnetinę trauką. Jie paslaptingai patrauklūs giliai fizinių lygmenių, tarsi pats gyvenimas juose būtų kažkaip labiau sustiprintas. Visų pirma, jie yra švelnūs ir jausmingi. Malonumo energija yra įsišaknijusi giliame jausmingume, kuris kyla iš to, kad jie labai gerai jaučiasi savo kūne. Šis patogumas visiškai nesusijęs su jų išvaizda. Jie gali būti stori, ploni, negražūs ar gražūs. Tai kyla iš to, kad myli gyvenimą labiau už viską pasaulyje. 46 genų raktas taip pat sudaro materialinės sėkmės ir nesėkmės užuomazgas. Ši taip trokštama paslaptis grindžiama sinchroniškumo principu, dėsniu, kuris sieja visus laisvai judančius objektus erdvėje ir laike. Laisvas judėjimas čia reiškia savęs priėmimą. Kai laisvai judate per gyvenimą su džiaugsmu ir atvirumu, viskas, kas vyksta, yra teisinga. Nesvarbu, tą akimirką matote, kodėl taip yra, ar ne. Sėkmė aiškiai suvokiama tik žvelgiant atgal. Jei jūsų požiūris išliks atviras ir priimtinas, pamatysite, kad visata veikia jumise. Tarkime, pusę gyvenimo treniravotės, kad laimėtumėte aukso medalį olimpinėse žaidynėse, bet dieną prieš varžybas susirgote. Įsimylite ligoninės slaugytoją, susituokate ir laimingai gyvenate. Esmė ta, kad jei nebūtumėte praradęs aukso medalio, galbūt nebūtumėte pametę tikrojo savo gyvenimo tikslo. Dovanų lygmenyje permąstysite visus standartinės sėkmės ir nesėkmės apibrėžimus. Sinchroniškumas yra energetinis laukas, kuriuo gali naudotis absoliučiai visi, nepriklausomai nuo to, ar jų profilyje yra 46 raktas ar ne. Vienintelė būtina sąlyga norint pasinaudoti sinchroniškumu yra šis malonumas. Kitaip tariant, turite išlikti atviras netikėtumams, paleisti tai, kur norite, kad gyvenimas jūs nuvestų, ir pasitikėti jėga, kurios negalite kontroliuoti. Malonumas sukelia malonę. Tai reiškia, kad reikia mėgautis kelionę. Tai nereiškia, kad gyvenime neturite turėti jokių tikslų ar kad turite baigti gyvenimo kai koks betikslis klajoklis. Tai reiškia, kad savo tikslus laikote taip lengvai, kad prireikus bet kada galite jų atsisakyti. Kad gyvenime įsipildytų jūsų svajonės, jums tereikia prisiminti šį vienintelį dalyką. Nustokite būti tokie rimti. 46 rakto siddhis – ekstazė. 46 siddhi yra vienas iš tų siddhi, kurią iš tiesų sunku apibūdinti žodžiais. Ekstazė nėra tas žodis, apie kurį dauguma žmonių pagalvoja, kai galvoja apie save ir savo gyvenimą. Ir vis dėlto, būtent šis psichinio lygmens blokas palaiko jūs dažnyje, kuris yra toli nuo ekstazės. Jei sugebėsite atverti savo širdį, kad priimtumėte dažnius, kuriuos jie reiškia, dažniai pradės jūsų ieškoti. Siddhis būsenos yra magnetizmo dalis. Turite pakankamai išsiplėsti, kad taptumėte vienu iš energetinio lauko polių, neigiamų poliumi arba teigiamų. Būtent tai mes žmonės ir esame universaliųjų dažnių priėmimo indai. Jei sugebėsite pakankamai išplėsti savo sąmonę, aukščiausi dažniai iš tikrųjų nusileis į jūs. Ekstazė yra aukščiausias 46 geno rakto dažnis ir ji pasireiškia tik per širdį.
Iš tikrųjų tai yra tikroji žmogaus prigimtis. Šiame sąmonės lygmenyje, kuris iš tikrųjų yra už visų lygmenų ribų, ekstasiškas savo tikrosios prigimties yra tokia stipri, kad nutildo jūsų protą tą akimirką, kai jo nebereikia. Galite manyti, kad normaliam žmogui neįmanoma gyventi ekstazės būsenoje ir funkcionuoti pasaulyje. Tai visiškai netiesa. Ekstazė yra jūsų būsena, kai tik jūsų protas visiškai nurimsta. Kitaip tariant, kai tik jūsų proto prireikia pasaulyje, ekstazės būsena pasitraukia į antrą planą, o jūsų veikla paneria į pirmą planą. Vėliau, kai tik jūsų veikla baigėsi, ekstazės būsena sugrįžta. Šioje būsenoje jūsų protas yra toks tylus, kokį diktuoja jūsų gyvenimo kelias. Žmonės, kurie demonstruoja šią siddhį, negali likti nepastebėti pasaulyje. Yra siddhių, kurios gali būti paslėptos nuo daugumos žmonių sąmonės, tačiau 46 siddhi nėra tarp jų. Aplink šios žmonės besisukanti meilės sūkurys yra toks apčiuopiamas, kad jį gali pajusti net tankiausio dažnio žmonės. Jei esate labai išvystyto savo dažnio, tokio žmogaus aurą galite fiziškai pajusti už kelių kilometrų. Žmonės, kurie praeitie pasireiškė šią ekstazės siddhį, paliko jos pėdsaką toje vietoje, kur gyveno, nors galėjo būti mirę prieš 100 ar 1000 metų. Ne dėl to, kad ši 46 siddhi būtų galingesnė už bet kurią kitą siddhi, nes iš esmės jos visos yra vienodos, bet dėl to, kad ši dieviškosios sąmonės apraiška yra taip arti fizinės sferos ir taip stipriai pasireiškia per fizinį kūną. Materijos žiedo paskirtis, kad į jį visiškai įsiskverbtų dvasia. Kai tai įvyksta, ekstazė yra organiškas rezultatas. Vaikai, kuriuos į šį pasaulį atveda malonumo energija, yra vaikai, kuriems niekada nereikia palikti ekstazės būsenos. Ekstazė taip pat ateina bangomis, orgazmais, kurie keliauja per visuotinį kvantinį lauką, kuriame gyvename. Kuo daugiau žmonių patirs tokią orgazmo energiją sklindančią per jų aukštesniuosius kūnus, tuo labiau pasikeis mūsų planeta. Vieną dieną, labai greitai, ištisos bendruomenės visame pasaulyje patirs grupinius prabudimus tokių orgazminių būdų. Orgazminė energija iš tikrųjų kaip banga sklis per žmonijos fraktalinės linijas. Iš tikrųjų, šioje žemėje nėra svarbesnio darbo už žaidimą. Kai iš tikrųjų žaidžiame, keičiame savo kolektyvinės tikrovės pobūdį. Tai yra didžioji 46 siddhi tiesa ir didžiulė jos svarba šiuolaikiniam pernelyg rimtam pasauliui. Tik ekstazė gali nutildyti protą, tik ekstazė gali išspręsti pasaulio problemas, tik ekstazė gali atvesti į pasaulinę taiką ir visuotinę meilę. Tuos, kurie leido savo pasiduoti 46 siddhi, taip užplūsta ekstazė, kad jie retai kada sugeba rasti žodžių savo patirčiai išreikšti. Tie, kurie rado žodžius, beveik visada kalbėjo poeziją, kuri yra meilės kalba. 46 siddhi mėgaujasi turgaus, šeimos ir pasaulio kasdienybės patirtimi. Šiems žmonėms iš tikrųjų nerūpi, kas su jais atsitinka, nes širdis nedaro tokių skirtumų, kuriuos daro protas. Tarsi lakštingala, skraidanti po dangų, širdis leidžiasi į gyvenimą, žaisdama ir mėgaudamasi kiekvieną akimirką ir eksperimentuodama su visomis įmanomis patirtimis, kurias tik gali rasti. Širdžiai nerūpi sėkmė ar nesėkmė, praeitis ar ateitis, gyvenimas ar mirtis. Ji žino tik tai, kad yra gyva ir plaka dabar. Ir šis suvokimas užlieja ją saldžiu, skystu ekstazės vynu.
Tik ekstazė gali nutildyti protą. Tik ekstazė gali spręsti pasaulio problemas. Tik ekstazė gali užtikrinti taiką pasaulyje ir visuotinę meilę. Jūsų gebėjimas prisitaikyti prie ekstatinės kūno prigimties priklauso nuo to, ar sugebate paleisti protą ir atverti širdį. Tai priklauso nuo to, kiek dėkingi esate egzistencijai už tai, kad jis suteikė jums šį kūną ir galimybę būti gyvam. Jei bent kartą gyvenime pajutote šį ekstazės jausmą, galite jį atkurti. O net jei jo nepajutote, galite jam atsiverti. Jis glūdi jumyse dabar, šią akimirką, kai klausotės šio teksto. Jis visada liks su jumis, tyliai laukdamas jūsų fizinės širdies skilveliuose. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai pakviesti ją atgal į savo gyvenimą.